Labas vakaras, gurmanai. Sveiki vaikai. Šiandien Babytės Bronės puslapyje bus pasaka apie drambliuką, kuris prisivalgė sliekų, kurios liaudėje priimta vadinti spalinukėmis. Ėjo kartą dramblys ir pamatė daug spalinukių ir kad puolė jas ryt, kad puolė jas. Babytė Bronė, pamiršote, kad čia yra pono Česlovo receptai, kuriuos padeda vesti Babytė Bronė. Labas vakaras dar kartą. Sveiki vaikai. Šiandien pasakoja apie drambliuką ir spalinukės, mes padarysim pažą. Patylėk, senė! Patylėk, kol aš laidą vedu. Sakyk, kad yra šalta, žiema balta, kur dairais, vasara, žiema praeina, šalta. Aš komunistų eilėraščių neskaitysiu. Mieli žiūrovai, atėjo žiema, labai šalta. Kur pažvelgsi, o jeigu galėčiau, aš palais apkločiau ją. Ateina badmetis, ne tai zilutėms ir ne tai kiškučiams, kurie Net kryžiasnapiai neturi ką palest. Žiema žemūžė palėtė ir žmonės. Žmonės badauja. Būna bomžai, kur nors miškelėje krūšasi Zaporožėti, tai pimpalas gali nušalt vaikai. Atsiprašau. Babytė Bronė. Anukėlė, nepykite. Į juodą kambarį norite? Ne.